Tiesios formos dešrų formavimas į dirbtinį apvalkalą. Tikslas – suformuoti tiesios formos dešrą į dirbtinį apvalkalą. Reikalingos priemonės – dirbtiniai apvalkalai, špagatas, metalinės kabės, metalinių kabių uždėjimo įrenginys, klipsatorius, peilis, liniuotė, vonelės apvalkalų pamerkimui, kimštuvas, vamzdeliai dešrų masės pripildymui į apvalkalus, nerūdyjantis, lygių paviršiumi lengvai plaunamas formavimo stalas, vonelė apvalkalų liekanoms, lazdos dešrų kabinimui. Darbo eiga. Pasverti pagamintą dešrų masę. Pasiruošti špagatą, metalinės kabes, peilį, liniuotę, plastmasinę vonelę. Atvynioti apvalkalo rulono galą, liniuote atmatuoti 40 arba 50 cm ilgio atraižą. Apvalkalą nupjauti. Pripjaustyti reikalingą kiekį dirbtinio apvalkalo atraižų. Vieną apvalkalo galą užtvirtinti metalinėmis kabėmis. Tam tikslui panaudoti mechaninį metalinių kabių uždėjimo įrenginį, klipsatorių. Kairė ranka suimti už apvalkalo ir vieną jo galą dėti po kabių uždėjimo vieta, paliekant 2 cm galą. Dešinę ranką paimti klipsatoriaus rankeną ir lengvai nuspausti žemyn. Kabė uždėta. Pamerkti dirbtinį apvalkalą į šiltą 30–35 Celsijaus temperatūros vandenį. Parinkti kimštuvo vamzdelį pagal apvalkalo plotį ir pritvirtinti jį prie kimštuvo. Užpildyti kimštuvą dešrų mase. Užmauti apvalkalą ant kimštuvo vamzdelio. Pripildyti apvalkalą dešrų mase. Dešrų masei tekant pro vamzdelį, dešinė ranka prilaikomas apvalkalas ant vamzdelio, o kairė ranka laikomas dešros batonas. Apvalkalas prikimšamas standžiai. Prikimštą dešrų batoną perduoti rišimui arba klipsavimui. Dešrų batoną paimti kairę ranką už atvirojo galo ir dešrų masę nuspausti batono vidų. Atvirąjį dešrų batono galą užsandarinti klipsatoriumi. Užtvirtintus atvirąjį dešrų batono galą daryti kilpą batono pakabinimui. Kilpą dešrų batono pakabinimui galima pritvirtinti ruošiant apvalkalus arba užklipsavus dešrų batonus. Jeigu reikia, špagatą tiesti išilgai batono ir užtvirtinti, užrišant uždarąjį batono galą. Perrištas dešras kabinti ant lazdų taip, kad jos nesiliestų viena su kita. Lazdas su dešrų batonais sukabinti į rėmą ir perduoti nusėdimui ir terminiam apdorojimui.